Sveiki, aš Audrius Miškinis, Viasat krepšinio reporteris. Rugpjūčio 29 dieną Lietuvoje bus siekiama kamuolio mušinėjimo pasaulio rekordo. Ir šiandien aš noriu sužinoti, kas, kur, kada ir kaip. Data turbūt jau visiems aiški yra, rugpjūčio 29. Vietos yra irgi aiškios, tai yra 6 čempionato miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys. Šitą idėją atėjo iš FIBA Europe, nes panaši akcija buvo siekiama Lenkijoje, irgi gavo Lenkija tada 35 000 kamuolių. Tai mes dabar gaunam 80 000 kamuolių ir ta pati idėja kilo, kad kodėl mes esam prastesni už Lenkus ir manome, kad tikrai galime daug didesnį ir geresnį renginį padaryti. Pats rekordas atrodys taip. Vienu metu bus duotas startas per TV3 kanalą, signalas, pradėti mušinėti kamuolius, nesustojant. Viena ranka ar kita ranka, jeigu mažesnis, galima ir abiem rankom bandyti mušti, bet nesustojant mušinėti kamuolį 5 minutės. Nors vienam ims kamuolys ir išsprus iš rankų, tai ką, rekordo nėra? Jeigu jis yra jaunesnis negu 16 metų, jis turi turėti tėvų prašymą, tėvų sutikimą. Aišku, jeigu ateis vaikas, neturės tėvų sutikimo, bet norės dalyvauti, jis gaus kamuolį, bet jis netaps rekordo dalimi. Jeigu auditorius užfiksuos, kad kamuolys išsprūdo, elementariai jis irgi nebus skaičiuojamas ir nebus užfiksuojamas. Manau, kad nebus sunku, nes kiekvienas tikras lietuvis kamuolį mušinėti pradeda tik išmokęs vaikščioti turbūt. Ir tas oranžinis kamuolys kiekvieną vaiką lydi nuo kūdikystės iki brandaus amžiaus ir senatvės. Manau, kad čia problemų jokių nekils. Mes sujungiam ir socialinę akciją. Tai yra, kiekvienas gavęs kamuolį galės irgi duoti dalelę gerumo žmonėm, kuriem to reikia. Tai nėra priverstinis dalykas, kad tu turi kažką tai duoti už kamuolį, kitas gal centą, kitas gal litą, kitas gal neturėdamas nieko neduos ir gaus tą kamuolį. Mūsų tikslas vėl yra, kad tiem vaikam, kuriem labiausiai reikia paramos, jinai ir liktų ten. Gineso rekordas kamuolių mušinėjime bus pasiektas? Aš manau, kad bus. Vis tiek yra didelis susidomėjimas ir ypatingai bus didelis renginys ir prieš pat Europos čempionatą, kurio mes visi labai nekantriai laukiame. Na ką, kamuoliai pripusti, paruošti Gineso rekordams. Iki sekančio karto, sekite mane internete.